Sveiki, šiandien aiškinsiuos, kodėl žmonės ateina čia dirbti ir dar kitus kviečia. Tai ką čia veikiat? Verdam, pilam, tai yra išpilstom, būna paragaujam, ledų. Aha, sakot ledų. Pala. Neskubėk gyventi, reikia apsirengti. Na štai, dabar tvarkingai galima eiti. Čia galima pradėti be patirties, ar reikia gimti su kepurėlė? Gali pradėti be patirties. Vertiname atsakingus, draugiškus ir norinčius tobulėti, o jei ką ir apmokysime. O kaip dėl kepurėlės? Duosim ir kepurėlę, ir aprangą, visko, ko reikia duosim. Jei ką, tai čia nealkoholinis. O čia galima augti, ar tik gražiai stovėti prie aparatų? Jei labai gražus, užteks ir pastovėti. Rimtai? Žinoma, kad ne. Įgavus patirties galėsi mokyti kitus ir siekti karjeros aukštumų. Aha, bet visiems įdomu, kokie bonusai. Finansuojame sveikatingumo ir sporto veiklas, kompensuojame transportą, skiriame piniginius bonusus, turime premijų sistemą, rengiame šventes ir renginius. Nuo kada galiu pradėti? Neturiu už ką kadetą remontuoti. Šio darbo šalutinis poveikis gali būti geresnė nuotaika, kavos pertraukėlės, nemokami ledai, pavojingai stiprus noras pasilikti ir nebeieškoti kito darbo. Prieš kandidatuodami pasitarkite su šeima arba dabartiniu darbdaviu. Jei simptomai nepraeina, siųskite CV. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Prisijunk prie komandos.